Laimingas žmogus, kas myli, tas moka pakęsti kitus, net jeigu ne kartą suklysta žmogus. Kas myli, tas moka atleisti skriaudas ir netgi už priešą ištarti maldas. Kas myli, tas tyli, net jei ir teisus, nes žino, kad Dievas pamilo visus. Kas myli, tas tiesą nešioja širdį, nemėto jis jos kiekvienam patvory. Kas myli, tas mato tik savo klaidas, kitam jis švelniai sutvarsto žaizdas. Kuris teisus? Kiekvienas taip nori išlikti teisus, mažai kas supranta, koks jis išdidus. Puikybė neleidžia klaidų pripažinti, juk jos tikslas griauti ir viską naikinti. Tiesa ji pati randa kelią į širdį, tik ji viską mato, tik ji viską girdi. Tiesa atlaidi, ji kito neteisia, ji miršta pati, kitam, kad atleistų. Laimingas, kuris pripažįsta klaidas, jis jaučia į širdį stuksena kažkas. Tiesa pasibeldė, priimki mane ir visada atminki, kad tu netiesa. Dievo draugas, kas moka užjausti, užuojautą gaus, kas gali atleisti, tas draugas žmogaus, kas kantriai išmoksta klausytis kitų, tam Dievas suteikia puikiausių minčių. Kas ieško, tas randa, kas prašo, tas gaus, nes Dievas išklauso nuolankio žmogaus. Jis tikras, kad Dievas maldas išklausys ir laikui atėjus į jas atsakys. Jis draugas visiems, ką sutinka kely, veide šypsena, o meilė širdį. Jis dosniai dalyja, ką turi kitiems. Jis žino, ką reiškia gyventi be vilties. Dievo meilė amžina. Jei myli tu, tave mylės, jei tu kenti, tikrai padės. Padės malda ir atgaila, nes Dievo meilė amžina. Jei tu atleidi, tau atleis, padėk varge ir tau ateis, ramybė, džiaugsmas ir taika, nes Dievo meilė amžina. Jei tu suklupsi, nebijoki, nuoširdžiai sau tik pakartoki, juk aš esu tik tai žmogus ir Dievas tik yra teisus. Todėl atminsiu visada, kad Dievo meilė amžina. Jei tu laimingas, aš taip pat, nes mūsų laimė juk čia pat. Mylėkime vieni kitus, nes Kristus mirė už visus. Tebus ramybė visada, nes Dievo meilė amžina. Gyvenimo sūkuryje. Gyvenimas toks sūkurys, jei nesustosi, jis praris, jis trauks gilyn ir suks ratu, o tu galvosi gyvenu. Dėkoki, jei kokia bėda privers sustoti kažkada, ir neužsnūsk, kai tau gerai, nes tai gyvenimo kerai.
gyvenimas tik Kristuje nuves pas tėvą danguje, tik ten tikrieji mūsų namai. O kaip iš tikro pats manai? Ramybės visiems.